Sveiki, esu Martynas iš Teraselos ir šiandien jums papasakosiu apie svarbiausią terasos dalį – tai karkasas. Terasos karkasas svarbu pasirinkti teisingai tam, kad terasa tarnautų kuo ilgiau. Yra 4 pagrindiniai karkaso tipai terasoms. Vakuuminis karkasas, termokarkasas, aliumininis karkasas ir egzotinis karkasas. Vakuuminis yra ekonomiškiausias, bet kokybė atitinka savo kainą. Ant vakuuminio karkaso dažniausiai montuojasi vakuuminės lentos arba termo, bet rekomendacija būtų pagal medžiagiškumą naudotis su termolentomis termokarkasą. Termokarkasas yra stabilesnė medžiaga, ko pasekoje mums netrukinės lentos ateityje taip stipriai kaip su vakuuminiu karkasu. Aliumininis karkasas terasai yra viena iš stabiliausių medžiagų, kur yra ir viena iš ilgamiškiausių, bet šiandieną jo kaina yra ganėtinai didelė. Bet aliuminiui turime puikią alternatyvą, tai yra egzotinė bilinga klijuota mediena. Ji nėra tokia pati ilgaamžė ir kieta kaip aliuminis. Egzotinis medienos karkasas puikiai tinka egzotiniai medienai ir premium kompozitui. Didžiausia klaida yra išsirinkti brangias lentas ir jas sumontuoti ant pigaus karkaso. Nepriklausomai nuo pasirinkto jūsų karkaso, visą laiką rekomenduojame naudoti lagių juostą. Apsauginė lagių juosta apsaugo terasos karkasą nuo vandens ir prailgina mūsų terasos gyvenimo laiką. Štai turime puikų pavyzdį, terasa sumontuota ant aliuminio karkaso su silva dek lentomis. O jeigu po šio video vis dar kyla klausimų, susisiekite su mumis ir rasime jums geriausią sprendimą.